ten mano namai. Einu tamsoj sutikti ryto, kol neišbrėško. Ir einu ne viena. Gera būti kartu. Dabar tokie mano rytai. Ne kava, ne sąmišis, ne cigaretė po cigaretės, kad galėčiau pradėti dieną. O kelionė į tikruosius savo namus. Ilgai sugebėjau be jų gyventi, o jie laukia manęs. Tik mano širdį jiems nebuvo vietos. Garbiname tave, švenčiausiasis viešpatie Jėzau Kristau, čia ir visose tavo bažnyčiose, visame pasaulyje, ir šloviname tave, kad šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį. Išgelbėk nuo kraujo bausmės mane, Dieve, o mano vaduotojau Dieve. Prie naujos dienos slenksčio kartu su broliais ir seserimis atėjau pagarbinti viešpaties. Žinau, keista iš mano lūpų girdėti šiuos žodžius. Daugelį metų gyvenau kitaip, bet dabar esu čia ir mokausi kūrėjui dėkoti už gyvastį ir viltį. Suteik mums jėgų priimti kiekvieną sutiktą žmogų, suteik mums jėgų mylėti ir atleisti. Būk su mumis, Viešpatie. Padėk mums, Jėzau, padėk mums mūsų silpnume, mūsų ribotume, mūsų netikėjime, mūsų abejonėse, mūsų abejingume, mūsų šaltume. Padėk mums, Jėzau, uždek mus ugnimi, nauja ugnimi, meilės ugnimi. Aistra, uždek mus, Jėzau, kad mes su aistra ieškotume tavęs, su aistra mylėtume tave. Neleisk mums likti abejingiems tau, Jėzau. Ateik ir keisk mūsų širdis, keisk mūsų veidus, keisk mūsų dvasią. Prieš 6 metų atvažiavau Pakūton. Buvau merdinti moteris. Moteris, kurios esybė pritvinkusi sielvarto. Jis persmelkė mane, įsigėrė mano veidą, akis, žvilgsnį. Buvau beviltė žmogista. Pakūtoje gimiau antrą kartą. Čia pasirodo dar Paulius. Jos į manai bus, taip? Manai? Taip. Per daug kažko. Kažko per daug. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dėkojame tau, Viešpatie, už gyvenimą, už tas dovanas, kurias šiandien valgom iš tavo malonės per geradarių dosnumą.